Nuotaikos kokios, patys matėt, dalyvavote treniruotėje, matėt, tikrai vyrai dirba normaliai, užsivedę, su gera nuotaika. Aš šiandienos treniruotę likau patenkintas. Iš tiesų daug kalbų turbūt bus, ar keisis komandos veidas kažkiek. Ar bus galbūt perskirstyti vaidmenį žaidėjų tam tikri, galbūt kažkas gaus daugiau šansų. Kad kažkas keisis, tai vienareikšmiai, bet duokit mums laiko, mes, ta prasme, negalim dabar kažką tai paimti ir drastiškai keisti, nes per daug svarbios rungtynės mūsų laukia, o pakeisti viską, ta prasme, visko keisti ir nereikia, nes tą, ką mes darėme, didžioji dalis tai yra, mesgi nebuvo, kad vienas treneris priiminėja sprendimus, mes tardomės ir taip toliau, jau mes kažką įnešim savo, kažką tai pakeisim puolime gynyboje, bet vis tiek ta jau bazė yra, sakykime, išliks panašiai, o detalės, aišku, keisis. Vis dėlto, kuri grandis galbūt komandos jums atrodo būtent silpniausia ir ko trūksta labiausiai komandai? Sakykime, ta prasme, nėra kas slėpti, jūs patys matot, kad mums trūksta centimetrų po krepšių, gal trūksta jėgos ir centimetrų po krepšių, bet turim tą, kad turime. Mūsų žaidėjo pozicija irgi yra, ta prasme, nenoriu sakyti, kad silpna, bet jinai yra, sakykime, du jauni vyrukai nelabai patyrė dar Eurolygos lygyje. Janis patyrė senas vilkas, bet jisai paskutinius 4 metus nežaidė kaip žaidėjas, daugiau būdavo atakuojantis gynėjas, jam lygiai taip pat reikia įeiti ritmą. O šiaip, ką žinau, bandysime kovingumu kompensuoti to, ko mums trūksta. O iš tiesų tas kovingumas, ar trenerio permainos, ar tai nėra tas faktorius, kuris gali numušti šiek tiek tą kovingumą? Aš tikiuosi, kad taip nevyks, ką jūs kalbate. Žaidėjai yra profesionalai ir jie puikiai supranta, kad jų darbas yra žaisti krepšinį. Taip, trenerio pasikeitimas kažkiek tai jos sudrebins, nežinau, kažkaip vis tiek jie sureaguoja, jiegi žmonės. Tai mes darysim viską, kad ta jų reakcija būtų tik tai teigiama ir kad tai neatsilieptų žaidime. Ir kad tai būtų, ką žinau, kitoks dar papildomas stimulas ir taip toliau siekti pergalių. O iš tiesų, ką po treniruotės, jeigu nepaslaptis, sakė žaidėjams po pirmosios tokios treniruotės, nes labai linksmai sureagavo visi žaidėjai? Ne, aš žaidėjams padėkojau, todėl kad mes, ta prasme, 2 valandas super tokiam labai geram tempė, sakyčiau, produktyviai padirbėjome ir tik padėkojau už darbą ir sakiau, kad jeigu taip ir toliau treniruosimės, sunkių darbo ateis rezultatai. O ar tai nėra toks, pasakymas, kad anksčiau to sunkaus darbo galbūt buvo mažiau treniruotėse? Ne, tikrai ne, mes per treniruotės dirbdavom, jūsų tokie klausimai, jie biškai provokuojantis, bet ne, mes per treniruotės dirbdavom normaliai ir, ta prasme, ir gal truputėlį jos ilgesnės būdavo, gal kartais mažiau intensyvesnės, bet aš visą laiką buvau ir esu šalininkas tokio priartinto varžybom treniruočių ritmo, kad trumpai drūtai atėjai, padarai darbą ir eini namo, nes čia nėra ką daugiau veikti. Skirtingai nei Aleksandras Džikičius, koks treneris būsite labiau, ar ieškosite bendros kalbos su žaidėjas ar griežtesnį? Nežinau, tiek, kiek man teko dirbti kaip pirmų trenerių, kaip asistentų, nieko negalėčiau pasakyti, kad neradau bendros kalbos su žaidėjais. Tai jinai ir dabar buvo ir jos ieškosim toliau ir bandysime visi kartu priiminėti sprendimus. Ar galimi pokyčiai žaidėjų tarp? Ta prasme, ar keisi žaidėjai? Nežinau, sunku pasakyti, bet kol kas iš vadovybės tokio signalo, vieną signaliuką tokį turim, tai čia bandysime jo dirbti, bet kol kas daugiau nieko negaliu pasakyti. Kaip esate patenkintas paskutinėmis rungtynėmis, kurias žaidė komanda? Jūs turite omeny CSKA? CSKA ir dar prieš tai su rungtynės Spartaku. Spartaką pamiršom. Rungtynės su CSKA buvo geros. Ta prasme, negali sakyti šiaip rungtynės geros, kaip jos praloštos, bet žaidėjai tikrai po jūsų minėtų rungtynių Sankt Peterburge suprato, kad taip negalima, kad jeigu mes taip žaisim, tai bus nekas. Ir tikrai sužaidė geras rungtynės, gaila pritrūko laimės, gal pritrūko kažkiek tai
patirties, gal pritrūko kažkiek tai tokio, vis tiek teisėjai mūsų dar taip nevertina, dar neužsidirbo mes iš jų pagarbos, nes manau, kad bent kuriai kitai komandai galia būtų sušvilpę truputėlį kitaip, negu mums sušvilpė, bet čia neieškokim kaltų. Jeigu mes, atsakau, su vyrais pasikalbėjom, jeigu mes žaisim taip, kaip mes sugebėjom žaisti prieš CSKA, tai viskas bus gerai. Aišku, bus ir pralošimų, ir pergalių, bet mintis ta, kad jie patys parodė, kad jie gali žaisti ir gali žaisti su gera komanda, su viena iš geriausių komandų lygiai pas jos salėje, ta prasme. Tai mes tik turim to siekti ir tai išlaikyti. Apie Samaros komandą. Samaros komanda, tarp kitko, yra labai neblogai sukomplektuota. Tai ir pagal rezultatus teko matyti rungtynės, jie žaidė su Lokomotyvu, pas Lokomotyvą ir pralošė tik pačiam gale. Ta prasme, turi gerus legionierius, turi porą lietuviukų. Treneris Bazarevičius savo tokį kaip žaidybinė idėja jiem yra įskiepijęs tikrai labai neblogai, labai agresyviai gynasi. Sakau, turi vieną iš geriausių, sakyčiau, vieną iš geresnių metikų Europoje, kuris pernai žaidė Nimburge. Žodžiu, tikrai agresyviai, gerai sukomplektuota ir tokia matosi, kad komanda jau radusi bendrą šneką, taip kad mums bus tikrai labai sunku pirmadienį su jais. Ten kai buvo treneris užsienietis, galbūt dabar sieksite labiau lietuvinti komandą kažkiek? Ta prasme, aš būčiau neteisus sakydamas, kad pas mus komanda yra labai nelietuviška. Tai kaip ir minėjau, pasikeitimai sudėtyje kol kas yra neplanuojami, tai nežinau, turim tą, ką turim. Tai lietuviai kaip žaidė, taip ir žais. Ir pats gavęs sprendimą treniruoti pagrindinę komandą ir būti vyriausiai treneriu, sudvejojat nors kažkiek, ar pasiruošęs? Ta prasme, dvejonių jokių nebuvo. Čia kokios gali būti dvejonės. Kiekvienas treneris to siekia ir aš nemeluosiu to darbo ir siekiau ateidamas į Lietuvos Ryto klubą dirbti. Ir koks kareivis nenori būti generolu.